Taigi 3 minutės po 10, kartais visai smagu pradėti naują valandą ne nuo kažkokio naujo ir trankaus kūrinio, bet taip lengvai, po truputėlį, vis tik ketvirtadienis, jeigu visą savaitę nedirbote ir galvojate šiandieną pradėti, tai, žinokit, neapsimoka, nelabai kas spėsit ir padaryti. Kaip ir žadėjo, o mums smagu, jog mūsų svečiai pažadus pildo, netaip seniai pas mus viešėjo gausi rockerių stiferių komanda, dabar jie jau truputėlį sumažėja, matyti reikia atgauti jėgas. Gerą dieną, vyrai. Labą dieną, labą rytą. Sakykit, pasiaiškinkit, kodėl ne 4 ar ne 5, tik 2. Atgaudinėja jėgos, panorėjau. Ar mes, gal mes kažką netaip pasakėm praeitą kartą, gal mes įžeidėm kažką. Gal jis įžeidė. Gal rimtai, gal. Ar netaip pažiūrėjom. Mes gal ne visi iš Norvegijos grįžom. Tu čia jums geriau žinot. Pasiliko porą. Kai kalbėjom paskutinį kartą, mes išlydėjom jūs tokios pakilios, kovingos nuotaikos, ant dienų turėjo atkeliauti į Oslą ir ten, kaip sakau, gerai kalti klyną. Tai kaip viskas buvo, nes jau buvo. Kalėm į klyną. Gerai kalėm į klyną. Ant dienų iškeliavom. Ant dienų. Ir ant klyno kalėm. Jo, viskas buvo iš tikrųjų labai super. Turbūt highlightai pagrindiniai tokie viso šito reikalo, tai kad vis tiek patekome 10 top. Atsiliepimai tai geriausi. Tiek iš mūsų apie renginį, galėsim pašnekėti truputį detaliau, tiek iš komisijų, tiek iš organizatorių, tiek iš publikos apie mus. Tai tiesiog realiai tik tais pliusas visas šitas renginys, visas šitas dalyvavimas buvo super. Ar turėt kažkokių lūkesčių, ar kažko laukti prieš važiuojant, nes nelabai matyt žinot, nei kas bus, nei kaip. Ir dabar jau galit kalbėti. Nu, ta prasme, lūkesčiai buvo kokie, pagroti geroj scenoje, taip sakant. Ir beje, ta scena, kurioje mes grojame, tai yra viena iš 3 geriausių Norvegijoje. Ir tai, kaip, taip sakant, į CV įsirašyti tokį įrašą irgi yra labai šaunu. Ir nežinau, iš tikrųjų, važiavom laimėti. Nelaimėjom, bet tikrai stiprus konkurentai buvo. Tai... Nu, bet dar į aikštelį išbėgsim gal. Tai išbėgsi dar, tai gerai. Tie, kas neklausė mūsų pirmojo pokalbio apie tą konkursą plačiau, Global Battle of Bands, taip vadinasi, ar ne? Jo. Tai pasaulinis muzikos grupių konkursas, skirtas grupėms, kurios groja gyvai ir groja savo kūrybą. Stiliai visiškai yra nesvarbu ir realiai tai buvo toksai mišrainėtų stilistiškai šnekant. Tai nuo lengvo rokelio iki, ar ten, sakykime, repo elementų iki visiško hardcore, kur žmonės ten rėkia, graulina, skrimina ir taip toliau. Tai vat kriterijai tų, sakykime, komisijos sprendimo, tai čia kaip ir nežinomi yra, bet labai sunku, manau, turėtų čia būti apie tai viso nuspręsti šitą vietą. Bet kokiu atveju visi muzikantai buvo labai stiprus. Konkursas rengiamas jau virš 10 metų, 11 metų. Tradicija. Jo, ir kiekvienais metais vyksta vis skirtingoje šalyje. Pernai vyko Tailande, tai mes čia biški pataikėm, taip manau, gal ir biški arčiau ir pigiau. Ir tiesiog, turbūt tiek apie patį konkursą. Pagrindinis vis tiek gal tas rodiklis patinka muzika ar nėra publika, o publikai jūs tikot? Jo, mes grojom antri, pagal burtus išsitraukėm antri būti ir, žinai, tai yra sudėtinga iš tikrųjų groti pirmiem, antriem, kai yra daug grupių ir tai yra vakaro pradžia, tai, tai yra tikrai sudėtinga. Ir iš publikos reakcijos tik nuo pirmų akordų jau matėsi, kad publika yra su mumis, tą energiją jautėm, ryšį ir tikrai, jėga. Norvegija iš tikrųjų sunkesnė muzika yra labai vertinama ir labai einama. Apskritai, iš tikrųjų, ta muzikos kultūra yra labai išsivyščiusi. Mes kiek teko pabuvoti čia Osle, kiek pasivaikščiom per tas dienas, per visokius barus ir taip toliau, visur gyva muzika. Turėjo 3 dienas, ar ne? Ten 3 dienos ir kultūrinės programos užteko. Oi, taip, tai be abejo. Oi, taip, oi. Buvo būta ir nuotykių, ir šiaip pasidomėjimo apie ekonomiką, istoriją ir meną. Vis tiek, žinai, visiems turbūt įdomu vis tiek yra visą laiką kas nors, kas buvo kokia nors. Taip. Lietuvis, tas nelietuvis, kuris nuvažiavęs... Neprisidirba. Arba bando kažkaip. Ne, iš tikrųjų buvo nutikimas vienas iš tokių, tai su policija truputuką turėjom susidūrimą. Šiokį tokį, nežinau, čia... Jūs dabar juokitės? Tada gal tarkim, leidome savo pasinaudoti taksi paslaugomis.
ponas iš Indijos mūsų vežė, nežinodamas kur, į Rockin klubą, bet jis nežinojo. Jo, jis atvažiavo į tą rajoną, kaip ir teisinga, bet nežinojo, kur toliau važiuoti ir nežinodamas tiesiog pasuko per vieną plytos ženklą, tai sakant, vien pusę eismų, tada per kitą ir aš tuo metu skambinau draugams, kurie yra tam klube Rockin ir sakau tam taksistui, gal tu nori pašnekėti, tiesiogiai papasakos. Kur sukt, ką daryti? Jo, sako, no problem, jis pasiėmė tą telefoną ir jisai šneka vieną ranką telefonu, mano kita ranka sukinėja vairą ir jisai, aš žiūriu, kad 4 kartus pasuko per plytas. Ir išvažiavam galiausiai prie tokio kažkokio klubo, kur ne tas klubas, bet šiaip klubas, žmonių ten laukiabiškai buvo, kitoje gatvės pusėje stovė tokie 2 vaikinukai, paprastai apsirengę sosinukais ir jie stabdo tą taksi mūsų. Ir vienas iš jų prieina prie taksisto durelių, atidaro jas, aš galvoju, čia įdomu. Ir tas taksistas tada pradeda kažką su juo šnekėti ir mano telefoną tiesiog jam kiša ir rodo, ta prasme, kad jisai šneka su mano telefonu. Ir aš galvoju, kas čia dabar vyksta. Tada tas vaikinas, kuris atidarė jam durelės, jisai tada pasižiūri į mus, pažiūri į Igną, pažiūri į mane, nes mes čia su Ignu bėdžiu važiavom iš to taksi. Drąsus vyrai. Jo, pasižiūri į mus ir mums kažką norvegiškai sako. Tada... Jūs, kaip žinia, nuo 3 klasės mokotės norvegų. Native tongue, žinai. Tai ir galiausiai tas taksistas atiduoda man telefoną, tada išlipa iš mašinos, kažką pasiema iš bagažinės, paduoda tam vaikinukui, tas vaikinukas nufotografuoja ten jo ID, kaip supratau, taksisto, tada jis nufotografuoja automobilį iš priekio ir taksistas tada nubėga paskui jį ir kažką ten labai skeričiojasi ir rėkauja. Ir aš tada Ignui sakau, Ignai, bus labai juokinga, jeigu mus čia suims. Ir kaip tik iš šono išvažiavo policijos autobusiukas, privažiuoja prie vieno iš policininkų ir šnekasi su juo, tuo metu žiūri į mus. Tie vaikinukai, jie iš tikrųjų pasirodo yra policija, užsislapstinusi, Norvegijoje čia yra pasirodo žinomas dalykas ir dažnas. Tai tiesiog tas taksistas, kaip suprantu, ten labai yra problema, kad jie dažnai dirba be licenzijų, tai tiesiog jis pažeidė šiaip kelių eismo taisyklės ir galimai be licenzijos dirbo, dėl to jį sustabdė, o mes pasitaikėm kaip, nežinau. Tiesiog kaip klientai, bet šiaip gali įtartinai atrodo kaip iš Eastern European tipo. Telefonas, čia pakalbėk, čia su kapitonais. Taip, be problemų. Bet, tarkim, kai vietinė atėjo pas mus jau, mūsų Angelas Sargas, vienas iš Anglos sargų pažįstamų, kurie tiesiog mums padėjo tenais, buvo kaip gidai ir tiesiog viską pasakojo, tai atėjo išsiaiškinti, padėti mus pasiimti tiesiog, tarkim. Nes matė, kad jau su taksi greičiausiai neprivažiuosi. Paulius paskambino, sako, yra taip ir taip, žinai. Tai atėjo išsiaiškinti viską, tai sako, iš esmės sako, gerai, kad nebėgot. Taip, aš tikiu. Gerai, kad nebėgot. Ignui tokia mintis buvo šovusi. Ne, man tai nebuvo asmeniškai. Bet tu jau nebūtum atsilikęs nuo kolegos. Ne, tarkim, aš kaip tik aš man atrodo nebūčiau bėgęs, būčiau galvojęs, kas per velnias. Ko čia bėgęs, nieko nepadarė. Nes aš apsidariau, žiūriu, centras, visi žmonės, klubas kažkoks. Gal, negali būti, iš pradžių galvoju, kad čia iš vis kažkokie reketininkai, bet, ne, Oslas, centras. Gerai viskas, kas gerai baigėsi. Dar 2 strateginiai klausimai. Norvegiškas alus ir norvegiškos moterys. Norvegiškas alus absoliutus, kaip čia pasakyti, prastas. Prastokas. Labai prastas alus. Iš esmės, kai nusiperki jį už 40 litų vieną bokalą, tai jis patampa skaniu, žinai. Bet šnekant su vietiniais draugais, kurie ten gyvena, tai jie tiesiog minėjo, kad realiai ten su alum prastai yra. Prastai. Iš skalės nuo 1 iki 10, tai gal duočiau myžalą. Skalė myžalas. Tik paskui yra 0, 1, 2, 3 ir 4. Taip. Ir kai duoja kažkur maždaug gal 9 eurus bokalas. Įdomu buvo tiesiog. Aš labai norėčiau tikėti, kad jūs to paties nepasakysit apie Norvegijos moteris. Osle, nežinau, man nepaliko. Jų nebuvo. Jos kovingos. Ne, pasakojo vietinis draugas, kuris ten gyvena, tiesiog ne Osle gyvena, sako, kad šiaip Norvegijos yra labai gražios, labai prisižiūrinčios, labai sveiką gyvenimo būdą propaguojančios moteris. Tai kultas tiesiog, sveikos gyvensenos kultas Norvegijai. Bet Oslas tai jiem yra
iš pasakojimų tai, kas yra Londonas. Nes mums Oslas su Londonu palyginus buvo nuostabus miestas. O Londonas purvo tokio, labai daug ankštumo yra. Tai Norvegam taip Oslas. Vat viskas dabar aišku. Skalę mes nevertinsim. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim pokalbį pratęsim. Gerai. Lygiai 17 minučių po 10. Trankus ritmai mūsų eteryje. Į priekį veda ketvirtadienį visus reikalus ir šio viso trankumo kaltininkai Stiferiai pas mus vieši. Kalbame kol kas dar apie Global Battle of the Bands iš Oslo. Kompanija parlėkė, neparnešė apdovanojimą, bet kaip pirmam kartui tai yra visai neblogai. Tai kas iš jūsų nosies nugvelbė tą prizą numeris 1? Broliai Latviai. Kerštausim, aš manau, mes jam, ne kitai. Ne, viskas ten labai draugiškai iš tikrųjų. Tikrai verti pirmos vietos, negaliu nieko pasakyti. Negali pykti ant žmogaus, kuris patinka, ar ne? Jo, iš tikrųjų man patiko jo pasirodymas ir tikrai viskas čia yra gerai. Ten Triana Park, ten toksai kolektyvas ir įdomu tokį stilių groja. Sakau, aš kaip ir minėjau, kad labai daug stilių, žinai, yra. Tai mūsų stilius ir jų stilius, tai kaip diena ir naktis. Tai, bet kaip tik pirmą kartą, kai pas mus viešėjot, sakėt, kad yra dar viena grupė, kuri groja dar griežčiau ir trankiau. Labai dvi pora grupių buvo, kurios groja, sakykime, viena galbūt panašiai, o kita tikrai griežčiau ir trankiau. Tai vieni buvo čekai, kurių labai klipai profesionalus pasirodė ir šiaip, jie buvo favoritais irgi laikomi, tai jie 3 vietą paėmė. Ir taip pat buvo škotai, su kuriais labai gerai teko pabendrauti ir pakelt taurelę. Tai jie buvo labai iš tikrųjų draugiški ir daug alkoholio vartojantys. Sako, iš esmės mes nesam labai hardcore'as, mes tik geriam romą ir grojam. Taip. Nes tiesiog tokie, kokie esame. Buvo susipažinimo prieš Meet and Greet, tas turėjo toks būti visas renginukas, kur papasakos organizatoriui, kaip kas vyksta. Mes atėjom beveik vieni iš pirmųjų ir šalia mūsų sėdėjo tie škotai ir aš žiūriu, kad liktais matyti ir sakau, tam pasisveikinom kažkaip, sakau, you're the hardcore guys, right? Aš žinau, kad jie norėjo. Sako, kodėl jūs visi mus taip laiko tokiais hardcore'ais? Mes tiesiog geriam romą ir grojam ir viskas. Kuklus vyrukai tokie. Jo, tai jie irgi buvo sunkesni už mus. Ir tiek, turbūt visa kita stilistika buvo pakankamai lengvesnė. Konkurso organizatoriai žada dokumentinį filmuką kažkokį padaryti, kur bus vietos ir jums. Jo, iš ten ėmė iš visų grupių interviu, iš mūsų taip pat, prieš tą pačią pasirodymo dieną, taip sakant, ir jie padarys dokumentinį filmą apie šių metų apskritai finalą, ir bus dokumentinis, bus interviu, ta prasme, tos dalis, ir taip pat bus pasirodymo, po pusę pasirodymo kiekvienu atlikėju. Ir taip pat jūsų gerbėjams reikėtų, aišku, sekti jūsų Facebook'o paskyrą, nes žada ten taip nepašykštėt. Video dienoraštuką tokį jau baiginėja montuoti ir turėtų jisai neužilgo pasirodyti Facebook paskyroje ir interneto platybėse. Aišku, labai gaila, kad jūs negalite papasakoti to, ką pasakot man šiandien eteryje. Tai aš taip ir netempsiu. Nežinau, aš galiu dar vieną tokį įdomesnį nutikimą papasakot, kai išskridinėjom oro uoste, iš tikrųjų, čia kaip susiduri, kai esi, nežinau, čia galbūt dėl to, kad iš Lietuvos, nes kažkaip tik mus stabdė tuo metu. Praeinam Norvegijoje oro uoste, mes ten su gitarom skrendam viską, praeidinėjom pro tą patikrinimą jau, kur čemodanus patikrina viską ir, žinoma, man ir Justui, kiek atsimenu, vis tiek mūsų kuprinės užkliuvo. Kažkas čia ne tai. Ir ten paėmė mėginėlius, narkotikų turbūt, aš nežinau, bet čia nieko tokio, viskas tvarkoja. Susipakavom tas kuprinės ir jau einu link duty free zonos ir ten stovi 2 pareigūnai. Tiesiog, vaikšto. Jie susistabdo, aš iš savo perspektyvos pasakoju, susistabdo mane ir klausia, sako, o kur jūs buvot? Osle? Ką veikėt? Jo, ką ten veikėt? Sakau, kažkaip buvau pagautas visiškai netikėtai ir nesitikėjau tokio užpuolimo. Ir sakau, grojom mes koncerte su grupe. Tada jie labai susirūpino, kokia grupė? Kokiais bandmates. Jo. Tenai jie dar tikrina ir jūs dar krato. Sako, okei, sako, o kiek pinigų vežatės? Tai dar teko paskaičiuoti, kiek pinigų pinigai turėjau. Šit kaip. Jo, ir nesupratau iš tikrųjų viso šito tikslo, bet mus visus išvatai. Kam reikalingi pinigai, jeigu tai išvažiuoja iš to šalies? Gal išsivežė, aš nežinau, uždarbiavo, gal žinai, ar daug užkalėt. Per daug užkalėm gal. Tai va, toks iš įdomesnių irgi. Tai šiaip ar taip, jeigu jau alų vertinom skale tokia įdomia, tai įvertinkim tada visą šitą Oslo reikalą. Nuo iki, kalbant tiek apie koncertą, tiek apie pasirodymą, tiek apie kultūrinę programą.
patį visą šitą, į kelionę turime neišvykti Jo. pačią. Nu, tai aišku, kad 10. 10 iš 10, aš kitaip nevertinčiau, čia buvo super potyris, taip sakant. Geriau nėra įvykę. O, Jo. čia Geriau stipru. yra neįvykę ir buvo tikrai labai gerai. Įtikinat. No. Ką daryti reikia, kad važiuotumėt kitą metą? Arba ko nedaryti? Dalyvauti atrankoje vėlgi, nes čia šiais metais mes kaip ir minėjom, pirmą kartą, kai buvom atėję prieš visą šitą Oslo reikalą pas jūs, tai realiai atranka vyko elektroniniu būdu, taip sakant, internete patys organizatoriai atsirinko pagal medžiagą, kurią galėjai pateikti jų tinklapyje. Tai vat, jie taip atsirinko šiais metais, kitais metais žiūrėsim, aišku, reikia bandyti dalyvauti ir, taip sakant, viskas. Dabar pakalbėkime apie žemelę Motulę Lietuvą. Tai ten buvo gerai, bet tą patį gerumą galima pratęsti ir čia. Artimiausiu metu jau iš vis labai greitai jūs kviečiat visus atkeliauti į koncertą, ar ne? Taip, artimiausias mūsų koncertas bus Artistų kiemelyje, gegužės 16, čia per gatvės muzikos dieną. Grosime kartu su kita grupe iš Rusijos, Jojo. Ir turėtų būti geras vakaras, taip sakant. Nemokamas renginys, bet visiems prašom ateiti. Ir, festivaliai, vasara festivaliai, karšta. Jo, taip pat kviečiam tokiu atveju ir į Roko naktų festivalį, kuriame grosime. Nu, ten turėtų būti užsitaškymas, aš tikiu. Nu, ten jau. Ne gatvėj gro, čia jau rimčiau čia. Ne, iš tikrųjų taip, tai mes Roko naktyse pasirodysim, aš dabar tiksliai. Sekite mūsų, iš tikrųjų, Facebook paskyrą, nes kol kas aš neatsimenu, kurią mes dieną, iš tikrųjų grojame. Aš irgi neatsimenu. Na, bet čia Oslas padarė savo šitą. Kažką ištrynė ten pas jūs. Išsitrynė biškį. Mes dabar net tarpusavį nebešnekam. Nes per daug žinot. Per daug matėt. Per daug patyrėm. Per daug patyrėt. Ir per daug žvaigždės, kad šnekėtume vienas su kitu. Mes turim vadybininkus kiekvienas. Per vadybininką. Pasakyk Pauliui. Aš manau, kad taip reikia. Taip reikia. Ir čia ko, žvaigždė su žvaigždė nesikalba. Tik per vadybininką. Mes tik tai selfies vienas kitam siuntinėjom. Iš to irgi reikia išaukti, aišku, bet... Tai čia, man atrodo, ale įrodyta vienu ekspertų, kad čia jau kaip yra psichologinis sutrikimas. Viena yra bendrauti per vadybininką, kita viens kitam. Tai mes vadybininkams siunčiam selfies, kad jie siūstų kitiem, kad įvertintų, nes mes vėlgi tiesiogiai negalim. Arnas ar neberots vardu jūsų vadybininkas? Vargšas žmogus, ką jis turi patirti? Taip. Turi darbą. Tai jis pradėjo kurti panašią platformą į Facebooką, kad galėtų lengviau susigaudyti, kas ką. Kiek galima, ar ne? Programuoti išmoko žmogus. Ir taip pasklinda gandai, kad turėsit singlą dar. Taip, singlo įrašai jau yra prie pabaigos ir ketinam jį išleisti iki gegužės galo. Toks bent jau planas. Ir birželio turbūt eigoje dar pasirodė turėtų ir klipas tos pačios dainos. Daina yra Saints, mes ją grojam kaip tik Osle ir jinai kaip tik buvo pirma, tai į dokumentinį tą visą filmą kaip tik jinai ir turėtų patekti. Super. Tai vat. Aš manau, kad šiandien tiek mums ir užteks. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū už įspūdžius. Ačiū, kad priėmėt.